manęs čia pakvietei? Jeigu tavo galva būtų didesnė, tu suprastum, ko mes čia sėdim. Atsiprašau? Per vėlu atsiprašyti. Aš tave sudraskysiu. Aš tave pirmiau. Pasitrauk nuo manęs. Tylėk. Paleis. Iškart geriau. Klausykitės manęs. Jūs susipykote labai nereikšmingo dalyko. Tiesą sakant, aš iš vis nesuprantu, dėl ko jūs susipykot. Jūs dabar kaip tik turėtumėt būti susivienijusios, nes čia nėra daugiau kitų draugų, tik aš. Jeigu turite klausimų, klauskite. Ai, rimtai gerai. Iškart geriau. Na, sakyk. Tiksliai. Ačiū. Na, klauskit. Aš noriu paklausyti, aš nesuprantu, kodėl aš negalėčiau pažiūrėti. Aš jį norėčiau pažiūrėti. Aš nesuprantu, kam tu telefoną nėra čia. Eikit savo. Eičiau, jeigu mano kojos ir rankos nebūtų surištos. Nors pirmą kartą gyvenime kažką protingo pasakei. Sugalvoju. Paliksiu čia jumis visą naktį ir rytoj ateisiu, gal susidraugausiu. Ką su ja? O jeigu lys? Nusiplos visas mano makiažas. Nors gražiau atrodys. Pati kaip pasižiūrėk, kaip šlykščiai atrodai. Kas per suknelę iš mados išėjus? Ačiū, pirkau iš ten pat, kur ir tu savo. Ne, aš pirkau garsioje parduotuvėje, o tu pirkai iš Škurlynę. Gi ėjom kartu. Neturi įrodymų. O kaip ta nuotrauka, kurią rodėjai visai mokyklai? Aš ją ištryniau ir jos nebėra. O į Facebooką neatsiuntei? Žinai, man tavęs gaila. Man tavęs labiau. Ne, man žiūri, žinai, kodėl tavęs gaila? Nes tu juoda ir žiūri šlykščiai atrodai. O tu žalia kaip vemalai. O tavo plaukai tokie kaip barbės. Bent iššukuoti eina. Kaip tu gali iššukuoti, jeigu tu šukų neturi? Man rodos, šiandien nemegosiu. Tavo batai iš patylių. Tavo suknelė labai negražiai ir Kur tu čia nusišneki, mano suknelė tobula.